Otfrid Preußler. Plėšikas Hotzenplocas. Šešta dalis. Šūvis iš pipirinio pistoleto. Plėšikas Hotzenplocas išsiviepęs glostėsi savo juodą barzdą. Jis džiaugiasi sugalvojęs likusių dėžėje smėlių nubarstyti dar vieną pėdsaką. Galbūt Kaspariukas su Zepuku bus tokie neatsargus, kad išsiskirs, ir tada, prieėję pėdsako galą, kiekvienas pamatys, ko nematė. Hotzenplocas tuo pasirūpins. Kairysis pėdsakas buvo tikras. Jis vedė į plėšiko lindynę. Bėda tik, kad prieš pat jos angą, prie šakoto seno ąžuolo, stovėjo plėšikas Hotzenplocas su užtaisytų pistoletų rankoje. Beje, užtaisytų ne kulka, o maltais pipirais. Porcija pipirų plėšiko Hotzenploco nuomonė šiuo atveju geriausiai tiko. Kažin, ar ilgai man teks laukti, svarstė Hotzenplocas. Bet ne, jeigu jis neklysta, kažkas jau šlepsi per mišką. Teisingai, antai pasirodė tarp medžių, su ryškiai raudona kutuota kepurė. Vadinasi, Kaspariukas. Hotzenplocas negalėjo žinoti, kad tai Zepukas su Kaspariuko kepure. Jis šaltakraujiškai pakėlė pipirais užtaisytą pistoletą ir ėmė taikytis. Taikėsi labai rūpestingai, lėtai lenkdamas pirštą. Bumt, plykst, trenksmas ir parako dūmų debesėlis. Vargšas Zepukas. Šūvis iš pipirais užtaisyto pistoleto jam kliuvo tiesiai į veidą. Jis iškart apkurto, apako, ėmė be perstogės čiaudėtis, pjaudytis ir kosėti. Ak, kaip degino, graužė ir peršėjo akis. Siaubas, siaubas. Dabar plėšikui Hotzenplocui buvo vieni niekai su juo susidoroti. Pašaipiai kvatodamasis, jis surišo jam veršių pančių rankas ir kojas, užsimetė ant nugaros ir nusinešė į savo lindynę, o tenai nusvedė į kampą. Štai, sušuko plėšikas, čiaudėk dabar į sveikatą. Jis palaukė, kol Zepukas truputį atsikvošės, pamatęs, kad pipirai jau nebe taip labai graužia, paspyrė į koją ir nusišaipė. Labadiena, Kaspariuk. Sveikas atvykęs į mano lindynę. Kaip ji tau patinka, a? Man labai gaila, kad suslogavai, bet ką padarysi? Pats kaltas. Kam kišai nosį ten, kur nereikia? Zepukas negalėjo jam atsakyti, mat vėl nusičiaudėjo. Į sveikatą, Kaspariuk, pasakė plėšikas Hotzenplocas. Jis pasakė Kaspariuk? Aš ne Kaspariukas, sušuko Zepukas ir vėl nusičiaudėjo. Taip, nusijuokė Hotzenplocas. Aš žinau, kad tu ne Kaspariukas, o Konstantinopolio karalius. Aš ne karalius, o Zepukas. Žinom. O aš vachmistras Dimfelmozeris, jeigu dar nežinojai. Bet aš tikrai Zepukas. Užsičiaupk, užriko plėšikas Hotzenplocas. Jeigu nesiliausi mane mulkinės, aš neiškentęs pertrauksiu tave žarstekliu. Bet paklausyk. Bim, 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 suskambėjo varpelis, pritaisytas prie urvo durų staktos. Ar žinai, ką tai reiškia, paklausė plėšikas Hotzenplocas. Aišku, kad nežinai, todėl aš tau paaiškinsiu. Tas skambutis reiškia, kad tavo draugas Zepukas ką tik įkrito į duobę. Tiksliau, į vilkduobę. Aha, nustebai, žadą užkando. Ką?
Bet nenusimink, Hocemplocas ir netokius apsuka aplink pirštą. Hocemplocas griausmingai nusikvatojo ir pliaukštelėjo savo per šlaunį. Paskui išsitraukė iš palovio maišą ir kelis virvagalius. Einu atgabensiu tavo draugą Zepuką, kad nesijaustum čia vienišas, pasakė jis. O tu per tą laiką pagalvok, gal vis dėlto esi Kaspariukas? Nenubadžiauk, kol sugrįšiu. Pabaiga.